atėjo laikas išsisukti Sekantį miestą. kitą miestą. Varo. Oh my god. Nespėjau net paklausti, kur norėtum į kokią. Bet šiaip tai galvoju apie Aukštaitiją, tai gal visai bus įdomu. Visaginas. Prašau. Normaliai, gerai, įdomu. Bus įdomu. Labas rytas. Labas rytas. Šį ankstyvą rytą. Saulė dar tik tai kyla, mes jau pradedam savo kelionę į antrą išsuktą miestą ir tai yra... Visaginas. Turiu tau vieną klausimą. Ar žinai, kaip teisingai iš tikrųjų kirčiuot šį pavadinimą? Nesakyk, kad Visaginas. Geras variantas, bet ne. Mūsų lietuvių kalbos kirčiuotojai sako, kad šitas pavadinimas turėtų skambėti Visaginas ant pirmojo skiemens. Ne Visaginas, ne Visaginas, o Visaginas. Pažiūrėsim, kaip vietiniai tarė. Langų tvarkytoja. It's okay? No, Juana. Toliau važiuokite dabartiniu keliu. Gerai. Sveiki atvykę į Visaginą. Keliavom ir atkeliavom. Kiek užtrukom? Oi, beveik 3 valandas. Bet po biškį iš lėto ir atvykom. Labai fainas herbas. Pasižiūrėkit, gervė. Ir iš karto turim dieną savo čia. Ko tikėsi iš šito miesto šį savaitgalį? Kuo mažiau praeities, bet to neišvengsim, spėju. Jo, aš irgi galvoju, kad čia bus tikrai kelionė laiku šiek tiek, kad gal ir bus žiauriai įdomu pamatyti, kaip ta praeitis ir šiuolaikiniai dalykai jie kartu sueina į vieną krūvą ir kaip tai atrodo.
Bus labai įdomu. Bus labai įdomu. Varom toliau. Dar. Tai jau čia centras visas. Mes kažkur čia gyvensim. Ir varnos žiauriai tinka į foną. Ne per čia, rodiklė. Matau. Aš esu kontento kūrėja ir operatorius eina bet kur. Nedirba savaitgalis. Gaila. Savaitgalį daugiausia turistų, bent jau iš Kauno. Suksime dešinėn, va, ženkliukas. Atvarėm. Mes vieną. Visagine tokių čiudų ir buvę. Dramblys maudosi ežere. Kuriais metais? 2019 buvo cirkas atvažiavęs, nuprūsė dramblį. Nu, o dabar pasakok. Atvarėm į Visagino miesto muziejų. Labai įdomus faktas yra tas, kad šitas muziejus yra pats jauniausias Lietuvoje ir jisai yra įkurtas tik tai 2024 metais. Tai atrodo tikrai šiuolaikiškai ir visiškai nėra jokio praeities kvapo. Nuotraukose tik tai, istorija. Dar kas labai įdomu, ar žinojai, kad šiandien atvarėme į balių į Visaginą? Taip. Žinojai? Taip. Šaunuolė. Visaginas švenčia 50 metų. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose buvo paminėtas 1975, o 1977 gavo miesto teisės. Visagine gyvena šiek tiek daugiau negu 19 000 žmonių ir tai yra ženkliai daugiau negu buvo mūsų pirmam mieste Tytuvėnuose. Tai bus tikrai labai įdomu pavaikščioti ir pasidairyti.
šitie albumai su šitais lapukais į praeitį nukelia. Stipriai. Ne vienas turbūt namie turi mano amžiaus. Morzės kodas. Alio? Ką rašai? Pica į namus, prašom. Paskambinsim dabar Astrai. Nu, puikiai. Kopiame aukštyn. O, Visagino gervių galerija. šitas koks rašas. Šachmat. Koks rekordas? Masiškiausias sąspietis. Sąspytis. Flashmob. O, tie žodeliai lietuviški, tai įdomiai. $30 taškų surinkau. 40. O tu atsimeni patį jūsų? Ne. Čia dar seniai. Va šitą tai aš atsimenu. Tarybinių vaikų fantazijos.lt. Raduga. 120, 140, 165. Dabar tavo eilė. Kiek tavo buvo? Jau, 10. O. Nu, Nu, šimtą. Dar kartelį 100. Nu, 100. Astutę. O. Skaičiuojam. 10, 70, 120, 105, 160. Per 5. Per 5. Ir kiek tau buvo? 165. Virintas. Šitas buvo pas kažką, tai kokį tai senelį gal. Bet kai gerai. Čia yra net miestai surašyti. Čia turbūt galėdavai. Nežinau, ką čia galėdavai. Gal kažkurio miesto tipo išsitraukti radietą. Gyvatėlė.
šitas irgi lygtais matytas. Čia lietuviškas jau net ne. Žalieji ežerai, Vilnius tipo. O, čia laivukai turbūt. Laivais. Geras, ne, čia tušti šoviniai, geri šoviniai. Šitą, sakai, turėjai. O šitą turėjau mozaiką gamintą. Ilgam čia užsimdavai su tuo, kol paskivutas. Vykas namie. Ups. O. Irgi kažkoks. Nebėga. O, raktas. Mokyklos atidarimo. $165 gramai. Dar kartą 165. Kas šitų neturėjo, parašykit komentarę. Mes neturėjom. Neturėjo. Ne, mes žuvilkų neturėjom. Nei kaime nebuvo, nei pas mumi. Bet va šitų su žirniukais tikrai turėjom. Ir šitą. Vaikštinėjom po Sniečkų. Buvusi. Taip Sniečkus jo vadinasi iki 92 metų berods vietinio veikėjo garbei. Ir nuo 92 tapo Visaginas. Įdomus faktas dar vienas yra tas, kad Visagine daugiau negu 50% gyventojų sudaro rusai, o pati didžiausia mažuma yra lietuviai. Tai turbūt vienintelis miestas Lietuvoje, kur pagrindą sudaro ne lietuviai. Bet kol kas tikrai nieko mes čia labai nejaučiam. Lūkesčiai kol kas viršyti. Ir jau manau, kad laikas susirasti kokią šiltą gražią vietelę pavalgyti. Laikas pietauti.
Kios. Karalystės salė. Jehovos liudis. Jo, čia variantus. Lapatai. Naujos petai. Šalia 9 rūbai. Savaitgaliais nerabotaujat. Dirba šeštadienį. Sekmadienį. Jau čia kraštinė dirba iš tikrųjų. Puslapį rodo savo, kad dirba. Kažkiek Google'as gerai rodo. Google'as gerai rodo, ja, ramiamasis. Tamsu. Ne, šviesu, ne. Karaokė kambarys. Ne. Tiek dienos pietus. Eina maisto. Maistas. Bunker. Bunkeris padarė labai gražius bunkeriukus. Bunkeriukai. Skanaus. Žiauriai skaniai pavalgėm. Labai. Rekomenduojam šitą vietą, bunkeris vadinasi. Va, bunkeris. Nu, kol kas Sniečkus tikrai stebina ir laužo, griauna visus mitus. Kas liečia maistą ir apie maistą, kiek duodi balų? Kirtom po burgeriuką, nu man burgeris buvo labai skanus, aš jų nelabai mėgėjęs esu, bet tikrai rašau 9,4. Aš 9,1, būčiau sakęs. Žiauriai gerai. O dabar lekiam į turgų, gal dar spėsim. Varom. Čia Vilnius abodyt. Nu, babulka, pirdži. Быстрее. Батойота нумуш. Батойота. Deja, bet turgų šiandien jau nebedirba. Nors rašė, kad iki 3, tai šitą pramogą kelsim į rytojaus rytą. Ryte tikimės, kad tikrai čia bus veiksmo. Nes jisai didelis. Tik šiandien tuščias. Už 50 metrų įvažiuokite į Varom toliau. O dabar atvažiavom prie akvariumų salono. Akvariumų salonas. Kažkur vidury daugiabučių Visagine, atsiprašau, užkirti blogą. Ir akvariumų salonas. Akvariumų salonas. Varom, Pažiūrėsim. Tu pasižiūrėk, koks įėjimas į akvariumą. Oh my god. Nu tai tu jau gal aš paskui tada. Sargiai galvo. Pasprendžiam, tai jau vandens. Jokinga. Wow, galiu pasakyti. Kaip daugiabutį Visagine, tai yra wow. Čiupėta. Ai, čia piranija. Šiaip tai tikrai rimta kolekcija, atrodo.
Kaip Visaginui. Labai įdomi pramogėlė. Čia jau gyvena 20 metų. Šitas bliuniukas. O, žiūrėk, mūsų draugelis. O, Ježis. Pantera. Dudentuką įsikišiu. Nori išeiti negalima, nes nėra rankenos. Einam lauk. Wow. Wow. Gera pramogėlė. Įspūdžiai. Įspūdinga. Įspūdinga. 10 iš 10. Ai. Orelis tai irgi toks. Jo, Orelis šiandien mūsų 10 iš 10. nelepina. Turškė. Ulele. Apie tą, kad dabar einam atlikti kitos užduoties. Surasti geocache'ą. Geocache'ų yra masė Visagine. Visi 3. Tai bandysim bent 2 iš 3 paimti. Reikia 2, nu tai bent vieną. Bent 2. Gerai, einam. Lekiam. Čia biški toks keistesnis eksponatas, prie kurio ir yra tas geocache'as. Bet gerai pastebėjai. Jau įdomi, 3 tokie raudoni pastatai Tarp daugiabučių. ir iš vieno cerkvė padaryta. Bet Įdomybė. šiaip gražu, kaip sutvarkyta, visi kiemai, viskas, nu, su gėlytė. Atominės. Iškart perspėjimai. Seniau kur buvo. Garsiakalbiai. Iš anksčiau matyt. Geocache'as rastas. Koks mažiukas. Nano. Jėdau. Aha, kaip išimt? Niekaip čia turbūt jau dar sudarykęs. Nebuvo išlindęs iš tai. O. Kosmosas. Kaip jį reikės atgal įdėti, tai nežinau. Va taip atrodo lubiukas. Taram! Yra pasirašysiu. O jėzau, čia visai nedaug. Gal labai naujas. Gal naujas lapukas. Nuo 24 kovo mėnesio. Čia žymėjus yra netgi Latviešas vienas. Tai jiem netoli. Netoli. To ir mes atsižymėsim ir dėsim ten, kur radom atgal. Ateities kartoms. Užrakinam. Ir nešam atgalios. Nu, sekantis geocache'as. Kažkur užkampy miesto. Wow. Pasukite kairę
Tada pasukite dešinėn. Bet zigzagai tai geri. Kai šilainiuose, kai įlendi į kiemus, tai nežinai, kur išlysi ir ar iš vis išlysi. Einam sutriauškinsim antrą geokečą iš 3. Čia miškelis, gražu, viską po dešinę, po kairę. Kažkada būta kažko. Kažkada. Tai kokia dabar tikimybė? Eik per ten. Nu? Einam per ten, nusileisim. Pencil. Kažkur čia. Ar tu radai? Dar nematau pačio, bet radau, kur bus. Kas ten bus? Geokečas. Antras iš 3. Rodyk, ką moki. Tiesiog. Didesnis toks nienas. Turim siurprizą. Apsilankimo lapelis Antakalnio poliklinikoje. Kada vizitas? Kovo 1, 9:20. Ir čekis. Ką pirkom? Lietuvos geležinkeliai. Vilnius. Į kažkur. Na, nesvarbu. Parašyti jau šitų rašo žmonės ant Rašom bet ant kokio šitų. lapelio. Čia mes dar tilpsim. Tai žinai, kaip atrodo iš nugaros, kaip ežiukas koks. Išsisuk Taip dabar. geokečininkas atrodo. Į kairę? Ar į dešinę? Į dešinę. Į dešinę. Į dešinę. Į dešinę. Einam prie jūros. Kačiuika labiau į mišką. Pirmą į mišką, paskui prie jūros. Viskas pakeliui. Daug gamtos Visagine, daug miško, daug žalumos. Ir daug betono. Daugiau betono gal negu Daugiau gamtos. betono. Nu ne, daug gamtos. Nu, gamta visi miškai aplinkui, viskas Miške fainai. viduj. Ieškom Supinių parko. Ėjom į Laipinių parką. Laipinių parkas, bet Ieškom man Supinių reikia parko. Supinių parko. Mazgas. Skaidrus vandenis. Čia vasara tai turėtų būti dusgesys. Arbata. Dabar net? Šalta arbata. Dabar madoj šaltos arbatos. Mačio skonio. Mačia. Gražu, švaru, tvarkinga. Čiuožykla.
Visagino ežero pakrantė. Taip gražiai krantas visas. Einam ieškoti upinių. Kur tos supynės? Pakviečiau žmoną kavos. Kavytė. Atsigersim skanios kavos. Sveiki. Ponia jau atsigėrė kavas. Ruošiasi kelioniai toliau. Labai nebloga vietelė. Kavinė sava. Rekomenduojam užeikit, atsigerti kavos. Geriu espreso. Lekiam. Lekiam. Reiks pareit. Dabar vaizduojam, kad čia mus netyčia Kažkai reiks pareit. Reiks pareit pasim. Kad varna kokia nenuneštų. Jau turbūt einam. Gal pareinam? Nu, pareinu. Jau tau reik pareit. Po 6,5 valandos paieškų Visagine suradom supynių parką. Aš labai norėjau. Tavo norai, man įsakymas. Batų padai jau net atsilupo. Nuo vaikščiojimo. Ir dėl ko, va dėl ko. 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 Į kitą pusę sukis kaip tik. Į ežerą. Aš į tave norėjau. Tai aš turiu kojytes. O jau kokios aukštos. Nu varyk. Nesiekiu žemės. Taip daryk. O. Kaip galbūt čia. Tikiuosi, pasienio nepasieksim čia, bevaikščiodami. Netinka šitą.
kiek aš duodu šitam parkui? Nagi, 10 iš 10. 10 iš 10. Taip. Taip, na tai ką jau čia dėti ištarausi. Supinių manijakį. O dabar? Nu ką, dabar ausim turbūt jau į savo apartamentus šio vakaro. Į dar vieną užduotį. Nakvynės vieta. Nakvynės vieta. Susitinkam ten. Čiau. Į liftą. Oh my god. Ir veidrodis. Telpi. Varom į apartamentus. Čia yra siaubekas, man šitie maži liftai, aš negaliu. Bet už tai gavau gėlių. Labadiena. Sveikučiai. Tuoj nusirengsim, padarysim apėjimą. Iškart ten. Iškart. Kaip gražiai. Pušį turim. Turim pušį. Aglė. Gyvą pušį. Esam 7 aukšte. Ne 7, 8. 8? No. Vaizdingas maršrutas tęsiasi čia, ne? O. Fainiai. O tada? O tada eikime į kitą pusę šių rūmų. Dar į sklepuką. Šičia? Tai sklepukas. Sklepas? Sako, įdromi yra kaldrų papildomų, nes žinau, kam reikės. Nesušalsi. Valgykla. O, tai kavas, mineralka ir pušis. Mums labai pasisekė, kad gyvenam visiškai šalia dar vieno įdomaus objekto. Mes gyvename ten, va? Jo, objektas yra Open Art Gallery. Ir dar kas labai fainai, kad dirba 24 valandas per parą. Einam apžiūrėti. Einam biškį pasikultūrint. Lipam į viršų, dar ant langų kažkokie tai meno kūriniai yra. Nebe visi. Viršutiniam aukšte yra pagrobti. Ventiliacionės. Va. Gervės ne veltui šio miesto simbolis. Taip, gervių labai daug. Netikrų, aišku. Pagrindinė ir svarbiausia ant gerbo. O tai.
Čia kas dar. Šiaip tai labai geras sprendimas kažkokius apleistus pastatus uždengti meno kūriniais, o ne kažkokiom plėvelėm ar tinklais. Čia visiems miestam turbūt patarimas. Bet žinai, nu tai pati siena dar ganėtinai Nu, tai. graži. Bet jeigu tinkas išbirės, tai jau тут ne. Kultūra kaip kelio ženklas arba šviesoforas. Visagino Švento Apaštalo Pauliaus bažnyčia. Retenybė Visagine katalikų bažnyčia. Kai mūsų čia mažuma šiam mieste. Kukli, paprasta, bet graži. Ar Visagino šaltibarščiai. Šaltekai ir Visagine šaltekai. Visagine. Ieškojom ir suradom. Dar viena Visagino įžymybė. Šione. Tau jėtų. Bet koks jūs mažiukus. Ten atsitariu. Labai geras sakinukas ir pamoka visiems. Skulptūra pavadinimu. Mes esam atsakingi už tuos, kuriuos prisijaukiname. Labai geras pasakymas. Šione. Nuosas. Visagino gatvės menas irgi reikia pasižiūrėti. Žeminis. Žeminis. Nu labai jau kultūringas miestas ir tiek instaliacijų. Daugiatautiškumas. Ir kiaušinius mėgsta, matosi. Nepatikėsit, kur mes. Vis dar Visagine. Vis dar čia. Vis dar elektrikų mieste. Atomikų ir elektrikų mieste. Ir dar kalbant apie miestą, tai šitam mieste praktiškai visiškai nėra privačių namų. Yra statyti vien daugiabučiai ir niekur aplinkui dabar pravažiavom šiandien vienas kitas namas, bet visiškai naujos statybos, tai jau po truputį Labai atsiranda, bet šviežiai, šiaip tai vieni daugiabučiai. O dabar atėjom prie dar vieno pagrindinio Visagino objekto. Tai miesto gervė. Tai turbūt ir pagrindinis yra, kur rodo ir laikrodį, ir datą. Ir kas biški domisi atomika, tai čia yra įtaisytas ir Geigerio matuoklis, kuris rodo radiacijos lygį, bet jau dabar jisai yra neveikiantis.
Priežastys nežinomos, bet greičiausiai gal dėl to, kad Ignalinos atominė uždaryta ir ta informacija čia visiškai nereikalinga ir nereikia čia tų gyventojų gąsdinti, turbūt toks spėjimas. Ir aišku, viršuje vėlgi miesto simbolis gervė. Lobis jų lempa net įsijungia. Jau aišku, ką darysim. Viskas po 10 eurų, va tokį va raudoną. Nedirba, aišku, sekmadienį. Morzės abėcėlė. Kokia raidė? Eroras. Čia yra parašytas eroras. Einam čia dabar tarp šitų tokių namų. Girdžiu, sakau, ką tau primena? Nu visiški kalniečiai, Kauno. Senieji. Prekybcentris tas. Senieji, kur buvo dar likę gal ten galiukas, kad šalia to naujo nėra. Ten vos, bet ten iš kitos pusės, ta priekis tai šitas va neliko. kampas, nu tai visiškai. O čia įsliūkinam kultūros centrą. Radom parodą. Paroda apie spektaklius. Tai va tokius va. Ir vėl kultūra. Remiam kultūrą. Kultūra gyvuok ilgai. Marytė ir Onutė tvarko. Jau tvarkosi Salę. viskas. Tepam slides. Slidė. O štai čia monumentas, nuo kurio ir prasidėjo Visaginas. Čia bus pastatytas atominės elektrinės energetikų miestas. 75 metų rugpjūtis. Rugpjūčio 10. Puntuko pusbratanas. Rimtai? Ar tik šiaip? Spėju. Ir jisai yra Lietuvos kontūro formos. Kiek matosi. Pradžių pradžia. Šviečia labai lampa. O tada miesto širdis, pagrindinė aikštė, kaip ir gal tiesiog aikštė. Taip, tikrai taip, pagrindinė miesto aikštė. Kurios gale yra muzikinis fontanas. Visokios įdomybės. Atrakcijos. Kaip smagu. Vienam bute kažkas tik tai. Ar jau visi miegat? Miegat jau. Tęsėme kelionę po aikštę pagrindinę. Tai, kad žinote, virš jos ten mozaika kažkokia. Aš skaičiau irgi čia iš svarbesnių meno kūrinių. O čia pagrindinis miesto muzikinis fontanas. Einam ieškoti, kaip muziką paleisti. Nu, aukštas meninis lygis, nieko nepasakysi. Kaip Visaginui rašau 9 iš 10. Sulėkė aplinkiniai namai visi į lauką. Tai užsakai dainą žmonai, nu tai kur čia nesulėks. Taip, video bus uždėta kita daina, nes autorinės teisės ir bla bla bla. Bet gerai skambėjo, čia aš nepavydžiu tiem gyvenantiem. Šalia fontano yra. Prie fontano. Šalia fontano, bariukas prie fontano. Kavinukė ar kažką, pažiūrėsim.
Nu nežinau, man tai visiškai šiuolaikinis miestas, nieko čia. Gatvėmis vaikštant, nu tai tikrai Jo, nėra čia. kažkokių, taip tie pastatai, bet eiliniai Vilnių vaikščio, kai sakom, kažkur miegamieji rajonai, tai visi daugiabučiai taip ir atrodo. Žiauriai švaru, žiauriai šviesu, viskas nauja, gėlynai, Alėjos gražios, apšvietimai, daug tvarkyta. kultūros, nu, viskas tikrai puiku. Daug mitų griuvo. O ten suolelis kaip Budapešte. Nėra trumpas. Ne. Kaip jiem dviem ganėtinai ilgokas. Nes kiti tai tik tokie. Atskirai po vieną. Kur buvo, kur nebuvo, mes grįžtam vėl prie... Buvo mažai fontanų. Grįžtam prie fontano. Ne, sugalvojom, kad vieną užduotėlę turim atlikti prie jo. Tai priklijuoti savo lipduką. Kokie įdomus architektūriniai sprendimai. Kitaip tariant, jokie. Vyras nori man suknelį nupirkti, bet Tik rytoj gėlių studija vėl dirba. nedirba. Tik gėlių studija dirba, galėsiu tik gėlių nupirkti. Na, nepyksiu, nes tos suknelės tai nenoriu. Bet nepirksiu, nes jau gavai šiandien. Nu, su vazonu moliniu. Nu, ne. Naktis uždarytoje parduotuvėje. Mus užrakino. Einam ieškot, ką veikt. Ne, einam va į šitą vakarienės. Čia. Sisa. Neškis. Čia. Meniukas tai paklodės didumo. Ir aš jam niekaip neįsiūliau va šitą. Drambliausias. Gal tu nenorėjai? Nejuokinga. Jisai ėmė iš zakuskių. O iš tikrųjų tai skaniai pavakarieniavom visai. Ir galim padaryti dar vieną įvertinimą. Maistinį. Duodi sriubytei. Sriuba buvo trinta špinatu. Na, toks iški trūko skonio. Sakyčiau, 7,2. Panašiai ir aš tiek duočiau, nes ragavau. Tada aš valgiau silkę ne patalose. Skanduką. Silkė nuoga buvo. Bet žiauriai gerai, žiauriai skani, tikrai 10 iš 10. Mhm. O aš valgiau mėsytę. Kiaulieną. Jai duosiu kokius 8. Daugiau ne. Bet skaniai. Gerai. Bet skaniai buvo. Tikrai skaniai pavakarieniavom, nėra sunku ant skrandžio ir mūsų diena jau po truputėlį eina į pabaigą. Kaip matot, jau tamsu. Bet Visagine nebaisu.
Einam į savo pušų apartamentus. Ir šiandien jau dieną uždarysim. Susitiksim visai netrukus rytoj. Čiau, čiau. Siaubo mašina atvyksta. Jiem tau gėlių, kad nebūtų labai baisu. Ačiū. Aš jau noriu. Nauja diena Visagine. Ganėtinai vėjuota. Varom ten, kur vakar nepavyko prisibelst. Varom į turgų. Gal nusipirksim ką nors gražaus. Gal skanaus. Aš balsuoju už skanaus. Matysim. Kur visi keliai veda? Visi keliai veda į turgų. O jisai šiandien dirba. Dviratuką gal? Gal. Ar pagalbė? Einam tau trisikėlį gražų paimsim. Le pantalonį. Apno žalius. Žalius. Nieka tokia. Iškompuota kažkokia. Žuvedre. Nu, su gražaus kaip matėm. Nelabai yra iš ko rinktis, einam ką nors skanaus. Skanaus. Mėsos kokios. Mėsos? Mėsos. Gal aviečių? Aviečių gal. Gal aviečių reikia. Aš duosiu. Ну это не огурец. Цукини. Kokie kavietės? Сколько? Малина 3. Ну да, дайте. Берите любую. Ринкись. Одну Одну. берите, кушайте сейчас, я говорю. Она сладенькая. Она сухая. Я высыпаю ее вот. Видите, сухой. Да-да. Вот, вся. Смотрите. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое. На здоровье. Чао-чао. Užduotėlė įvykdyta. Aviečių. Nelabai pavyko lietuviškai susikalbėti. Aš ir dar 5 pasakiau, ne tai kad ačiū iš vis. Bet Thank you. Bet galutinis variantas puikus. puikus. Užpuolė lietus. Nemandagu labai Visagine. Labai nemandagu. Einam Nu, ieškoti šitai. pusryčių. Šitai pasielgt aš nežinau. Spėkit, ką radom. Tokią lentą, vieną tokią lentą. Dėsim parašą tuoj. Einam arčiau gal? Eikime gal arčiau biškį, yra va čia toks hobis, matosi. Hobis parduotuvė. Ne, o čia visokia tokia. O, kas čia toksai?
Pasirašyta. Beskonė. Biškai balskonė. Yra vieta, žiūrėk. Kaip vakarykštės špinatų sriuba. Truputį biškai. Druskos reikia. Pabandyk ir tu vieną. Tu gerai. Vidai. Kalniu. Einam kapučino ieškoti. Papučiaro. Rubulikelių gal skanu. Ne. Kiek kiemuose daug dviračių. Kai toks mažas miestas neapsimoka su mašina. Visiškai, bet mašinų irgi pilni kiemai. Nu, bet šiaip, kad va, visi laukia laiko, lyja, nesvarbu. Nom. Skonio alėja. Labai skaniai pusryčiavom. Taip. Bliniukai buvo labai geri. 10 iš 10. 10 iš 10? 10 iš 10. Nes grėtinis daug buvo. Daug grėtinės buvo. Mano grikiai su vištiena irgi buvo labai skanus. Labai daug, tik tai. Pusę liko. Duodu. Nu, 9 tai tikrai. O, liuks. Nu tai ką, judam link mašinos ir šis savaitgalis jau bus uždarytas, viskas atlikta. Nu ką, reziumuojam savaitgalį. Man tai visiškai sugriovė daugybę mitų apie Visaginą ir tikrai šiuolaikiškas ir tikrai kviečiantis tyrinėti miestas. Neturiu prie ko prikipti. Jo, taip, namai galbūt atrodo sovietiškai, bet Bet kiekvienam mieste. kiekvieną miestą jų rasi ir 60 metų statybos ir 70, tai čia tikrai, wow. Bet tikliai renovuota, pavyzdžiui, ne vieno nematėm, kai dabar kur Ne. nors va. Dar ne. Nu tai, kaip sakyt, 50 metų tokiam namui, tai dar skaitosi, manau, nedaug, nes vis tiek pradėtas statyti miestas prieš 5 metų. Dar matyti nereikalinga šitą renovaciją, nors vizualiai atrodo, kad jau gal ir kai kur reikėtų. Bet finale, kaip ir minėjau, tikrai nustebino ir kaip tau? Labai įdomu, aplankėm beje patį ryčiausią Lietuvos miestą. Iš visų 103. Tiek. Ko tikėsi sekančiam savaitgaliui? Bus įdomu, nes šiandien dabar važiuojam tiesiai namo ir išsisuksim loteriją. Nu tai ką? Galvoju, kad bus Lietuvos apačia. Kažkas į Dzūkus. Į Dzūkiją? Aš tai norėčiau su valkiečių kokių biškį. Na, impalukės Tokios šnektos, tokios įdomesnės biškį. Tai apie Dzūkus išneku. Pažiūrėsim, susitiksim namie. Viskas, mes važiuojam, čiau ir susimatom vakare sukykloje. Gerai.
ką, mes jau ir namie. Ratas paruoštas. Žiūrim, kas toliau iškris sekančiam savaitgaliui. Važiuojam. Spask. Ir tai yra... Lentvaris. O, dievai, varysim kilimų siūt. Čia kuria. Prie Vilniaus. Nu ką? Gerai, susitiksim Lentvarį. Iki. Čiau. Paskambink man, jei tau liūdna. Mane rauda. Vaikštinėjom po Sniečkų. Sniečkų. Buvusių Sniečkų. Geras, įdomus pavadinimas. Iki 92 metų buvo Visaginas Sniečkus. Na, nebešnekėjau. Neįdomiai, pasakoju. Ta prasme. Man tiek bėdiniai, kad vieną sriubą dviese valgom, reikia rėmėjų. Neturim pinigų, išleidžiam viską kelioniai. Galis paremt. Pilna burna plaukų. Sveikata. O šilta, Jėzu, tik atsisėda jisai. Žiūrėk, ledaugnė tam. Vladas. Labai skaniai papusryčiavom. Tarnauja, aš net sekundę nespėjau įsijungti greitai. Paspaudžiau, bet ne. Labai skaniai papusryčiavom. Paspausk, iksiuką.